Labas vakaras, jūsų dėmesio penktadienio žinių laida. Kodėl buvo iškirstas sveikas ąžuolas? Marijampoliečius drausmina akcija Greitis. Savivaldybės ketvirtokai vėl varžėsi dėl protingiausiojo vardo. Į televiziją kreipėsi marijampolietis pasipiktinęs, jog prie daugiabučio buvo iškirstas sveikas ąžuolas. Savivaldybės atstovės teigimu, medis buvo iškirstas, nes to pageidavo didesnė dalis namo gyventojų. Marijampolės centre esančios Lietuvininkų gatvės 4 namo gyventojas Eduardas Rusteika nustebo, kai grįžęs iš užsienio neberado prie daugiabučio daug metų augusio didelio ąžuolo. Sveikas medis buvo iškirstas. Jis nesupranta, kodėl reikėjo nukirsti gerą medį. Užsienį buvo ir neradau ąžuolo sveiko gerų. Gaila. Sveikutėlis, gražutėlis ąžuolas. Matavom 50 cm kelmas. Ir viskas gražus buvo medis labai. Ąžuolas, ne šiaip savo kažkoks negluosnis supuvęs ar da kažkas tai, ne kažkokia akacija. O ąžuolas yra lietuvių gerbiamas medis lyg ir. Ir gaila. Buvo nuo mažų dienų užaugęs, čia su tuo ąžuolui nelikau. Marijampolės savivaldybės administracijos aplinkos valdymo skyriaus specialistės teigimu, medžiui iškirsti buvo duotas leidimas. Ji pripažįsta, kad dendrologiniu požiūriu ąžuolas buvo geras, tačiau jį nukirsti pageidavo daugiau nei pusė daugiabučio gyventojų. Buvo gautas prašymas būtų ūkio kartu su gyventojų parašais, kad kelia grėsmę pastatui, gadina pamatus, savo karti pastatų ir kenčia jų butai. Buvo ten tuose butuose apsilankę, matėt, kad ten pelyja? Ne, nebuvau, bet žmonės skundėsi dėl. Aplinkos valdymo skyriaus specialistai pasakoja, jog gyventojų nesutarimų dėl kertamų želdinių kyla nuolat. Ypatingai prie daugiabučių. Vieni skundžiasi, kad trūksta šviesos, tamsina langus, kitiem dėl drėgmės, kiti, kad kenčia pastatams, stogams, aišku, pamatams. Stengiamės vertinti protingai savo protų. Jeigu kažkam nepritarėme, neduodame leidimų. Šiuo atveju, manot, gerai padarė? Manau, kad taip. Rusteiką domino, kur buvo panaudota brangi ąžuolo mediena. Aplinkos valdymo skyriaus žiniomis, jeigu gyventojai pageidauja, mediena žmonėms paliekama. Bet Lietuvininkų gatvės 4 namo gyventojai tokio noro nepareiškė, todėl medis atiteko bendrovei Marijampolės butų ūkis. Šiemet Marijampolės mieste buvo iškirsti 36 medžiai, 14 senose miesto kapinėse, 13 tuopų augusių prie garažų Vasaros gatvėje ir 9 medžiai Raudonųjų Šaltinių gatvėje prie apleistos sodybos. Aplinkosaugos specialistai rekomenduoja gyventojams pagalvoti ir su jais pasitarti, kur sodinti medžius. Neteisingai pasodinti užstoja šviesą, ardo pamatus, kenkia stogui. Šią savaitę Marijampolėje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta speciali policinė priemonė Pamėgink važiuoti tik saugiu greičiu. Turėtų patikti. Ji marijampoliečius sudrausmino. Šią savaitę regiono keliuose vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota saugaus eismo akcija Greitis. Keliuose įrengti greičio matuokliai ir patruliuojantys kelių policijos pareigūnai visą parą fiksuoja net menkiausius greičio viršymo atvejus ir kitus pavojų saugiam eismui keliančius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Vakar Marijampolėje prevencinė priemonė visą parą buvo vykdyta valstybinės reikšmės keliuose ir mieste. Policijos pareigūnai užfiksavo 65 pažeidimus. Greitį viršijusiems iki 10 km/h skirti įspėjimai, o stipriau spaudusieji greičio pedalą nusipelnė ir baudų. Vienas pilietis mieste greitį viršijo net 40 km/h. Tikrinam, ar nebuvo transporto priemonės užfiksuotos stacionariais greičio matuokliais, taip pat ir rankinių prietaisų greičio matuoklių, taip pat fiksuojame, ar neviršytas leistinas greitis. Siekiame, kad vairuotojai važiuotų saugiai, ypač šiandieną neviršytų leistino greičio. Matosi, kad Lietuvos Respublikos piliečiai ir vairuotojai tikrai stengiasi šiandien važiuoti saugiai ir leistino greičio. Vairuotojai stengiasi laikyti to leistino greičio, tikiuosi, kad jie laikysis ir bus sąmoningi.
Akcijos metu buvo stabdomi tik tie asmenys, kurie viršijo greitį, tačiau kartais paaiškėdavo, kad vairuotojai pažeidžia ir kitas kelių eismo taisyklės. Jų automobilių techninės apžiūros laikas pasibaigęs arba jau metus negalioja vairuotojo pažymėjimas. Beveik visi sustabdytieji žinojo apie vykdomą akciją, tačiau kaip įprasta manė, kad jų kelyje greitis nebus tikrinamas. Dauguma supratingai vertino ir pripažino savo kaltę, tačiau kaip dažnai pasitaiko policijos darbe, buvo tokių, kurie visiškai nesijautė kalti viršiję nustatytą greitį ir pyko stabdomi dėl niekų. Akcija vyks visą savaitę, tačiau Marijampolės policija kviečia ir toliau prisiminti šios akcijos pavadinimą. Pamėgink važiuoti tik saugiu greičiu. Turėtų patikti. Jubiliejinėme vaikų teatrų festivalyje Mažieji obuoliukai pasirodė 15 dramos kolektyvų iš savivaldybės ugdymo įstaigų. Organizatoriai džiaugiasi, kad teatro tradicijos Marijampolėje atgimsta. Keliu šį tostą žiedų nektaro už mūsų žydinčią pienę, kuris suruošė mums tokią vakarienę. Ryto pagrindinėje mokykloje organizuojamas vaikų teatrų festivalis Mažieji obuoliukai šiemet jubiliejinis. Jaunieji aktoriai savo talentus čia demonstravo jau 10. kartą. Teatro tradicijos Marijampolėje yra iš tikrųjų gilios ir tiesiog norėjome tas tradicijas ir toliau puoselėti. Ir tai buvo sumanyta šitas festivalis, nes manytume, kad vaikams pasirodyti gal iš tikrųjų buvo, vaikų pasirodymams truputį per mažai buvo dėmesio skiriama. Tai taip ir gimė tas mūsų festivalis. Per 10 metų ir pakilimų, ir blogesnių laikų išgyvenęs festivalis visgi nenutrūko ir šiandien organizatorius džiugina dalyvių gausa. Iš tikrųjų, teatras vėl atgimsta ir šitas jubiliejinis teatrų festivalis iš tikrųjų gausus dalyviais, dalyvauja 15 dramos kolektyvų iš mokyklų darželių, iš darželių. Turim svečius jau 6 metus, dalyvauja pas mus Seinų lietuvių Žiburio mokyklos dramos kolektyvai. Ir turiu pasidžiaugti, kad ne tik jaunuosius artistus, ne tik jauniesiems artistams suteikiame sceną pasirodymams, bet auklėjame, ugdome ir jaunąjį žiūrovą. Per 10-metį šiame festivalyje parodyti 129 spektakliai. Ant scenos lipo daugiau nei 2000 jaunųjų aktorių. Nenumanotas greitai sužino, ką reiškia jėga iškerojus akmino. Tai šitokį būdą plačios giminės, gilių žolių visos kartos minės. Ha, mes esame pikti kaimynai. Traukitės iš kelio, kaip žygiuoja akmynai. Nusibodos nudiriuoti sename kieme, užkariauti Pienės pulko miesto, maršeime. Vaikai mokosi išreikšti save, vaikai mokosi nebijoti scenos, nebijoti viešumos, nebijoti viešai tarti meno žodį, gražų žodį. Netrukdyk į lapės natą, aš einu į 1. klasę, eik iškeli greitą koją. Gal pašokim kiškių šokį, truputėlį patrepsėsi ir mokyklon dar suspėsi. 7 savivaldybės mokyklų gabiausi ketvirtokai savo žinias tikrino viktorinoje tūkstantmečio ketvirtokas. Geriausia tapo Žiburėlio daugiafunkcio centro auklėtinė Evita Rožaitytė. Konkursas tūkstantmečio ketvirtokas, kuriame varžos ir žinias demonstruoja gabiausi Marijampolės savivaldybės ketvirtokai, Saulės pradinėje mokykloje organizuojamas jau 5. kartą ir dalyvių nepritrūksta. Vaikams patikės ir televizijos žaidimas šis ir skatina vaikus domėtis įvairiais dalykais, o vaikai yra žingeidūs pradinukai ir mes džiaugiamės, kad jiems įdomu, vyksta labai greitai, labai sąžiningai ir jie patys iš karto pamato rezultatą. Kai reikia laukti rezultatų, galbūt vaikams būna kartais ir nuobodoka, arba šiaip labai vaikai nulaukia, ilgisi, tikisi kažko, o čia viskas taip arba ne. 12 gabiausių ketvirtokų iš 7 savivaldybės mokyklų demonstravo žinias įvairiausiose srityse. Ar tiesa, kad Marijampolė yra Dainavos sostinė? Pakeliam. Teisingas atsakymas yra ne.
Ar tiesa, kad sumaišius raudoną ir mėlyną spalvas gauname rudą? Teisingas ne. Yra visapusiškas konkursas, jis apima visus mokymų dalykus, o iš tiesų tai tiesiog vaikų išprusimą parodo, kadangi ketvirtokas, kuris gauna tą statulėlę, tai jis yra jau tikrai vertas to vardo ir jis tikras tūkstantmečio ketvirtokas. Anot direktorės, vaikai labai noriai dalyvauja konkurse, o jam besiruošdami ne tik gerai įtvirtina pamokose gautas žinias, bet jas dar ir pagilinam. Po atkaklios kovos geriausias žinias įvairiose srityse parodė ir Marijampolės savivaldybės tūkstantmečio ketvirtokė tapo Žiburėlio daugiafunkcio centro auklėtinė Evita Rožaitytė. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Turiningo savaitgalio sudie. Mezon Easy. Vienas mobilusis 4G internetas ir kompiuteriui, ir išmaniajam telefonui. Įsigyk ir tu. Mezon. Neribok savęs. Balandžio 18 dieną Marijampolėje vyks didžioji pavasarinė mugė. Jūsų laukia šventinių pirkinių ir pramogų kraitė, bei puiki pavasarinė nuotaika. Susitiksime balandžio 18 dieną Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje. Renginys nemokamas. Orų rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Šią naktį bus didelis debesuotumas, lietaus tikimybė maža. Pūs šiaurės vakarų vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra 2 laipsniai šilumos. Rytoj diena debesuota, numatomas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės krypties 5 metrų per sekundę. Dieną oras sušils iki 9 laipsnių.